Labą dieną, su jumis vairavimo instruktorius Gabrielius. Kaip žadėjau, padarysim regitros maršrutą, vieną iš regitros maršrutų. Mano motociklas, su kuriuo laiko mokiniai, turi GPS sistemą, tai galiu tiksliai pravažiuoti tuo pačiu maršrutu, kur važiuoja egzaminuotojai Klaipėdos regitroje. Tai prieš egzaminą nepamirštat šalmą, jį užsisegti. Stikliuką taip pat reikėtų minimaliai užsidaryti, leidžia šiokį tokį tarpą padaryti neuždarytą, kad gautumėt gryno oro ir stiklas nerasotų. Taip pat egzaminui jums reikės moto pirštinių, būtent su krumplio apsaugom kietom. Taip pat reikalingi šarvai, tai yra pečių apsaugos, alkūnių apsaugos, aišku, ryškias spalvę liemenę, kurios aš dabar neturiu. Taip pat jums reikės kelienų apsaugų bei spec moto batų. Ne kažkokie kerzai, ne kažkokie sauliukais. Tai moto batai gali būti trumpi, gali būti ilgi. Nu ką, esam Klaipėdos regitrui. Iš šitos vietos prasideda paskutinė egzamino dalis. Tai yra važiavimas mieste. Ką, turim motocikliuką. Mokyklinis pilnai Yamaha XR6. Ką, pradėsim pravažiavimą Klaipėdos mieste. Ką, dėdamės pirštinytės. Ruošiamės. Ėdamės motociklą. Sureguliuojam veidrodžius. Ką, ir važiuojam. Išvažiuojant iš šitos aikštelės dalies, atkreipiam dėmesį iš kairės pusės, jei yra automobilių, būtinai praleidžiam. Nusileidę nuo kalno, suksime į kairę, taip pat šalutinis kelias, įsitikinam, ar nėra automobilių iš kairės ar iš dešinės. Sekančiai sankryžoje Šiaurės prospektą važiuosim į dešinę. Tai gan sudėtinga sankryža. Nesustojam ant pėsčiųjų perėjos, įsitikinam, ar nėra automobilių iš kairės. Ir saugiai, gan greitai įvažinėjam, nes srautas čia važiuoja gan greitai. Ką, pralėkėm 3x greičiu pro Šiaurės prospektą. Dabar suksime į dešinę į garsiąją Pakruojo gatvę. Tai atskirai juosta į dešinę, prisilėtinam, sukam į dešinę. Ir matom dešinėje mėlyną ženklą gyvenama zona. Tai nepamirškit šitoje gatvėje važiuoti 20 greičiu, kad ir labai dažnai pasitaiko, žmonės galvoja, kad gyvenama zona galima 30, bet 20. Tai keli kilometrai plius minus. Tikrai egzaminuotas važiuojant su motociklu nieko nesakys. Ką, artėjam prie kliūties, kuris stovi mūsų eismo juostoje. Tai nepamirštam važiuojant įsitikinti, kad nėra automobilių iš priešpriešos. Įsijungiam posūkį į kairę, važiuojam kliūtį ir grįžtant taip pat nepamirštam įsijungti posūkį į dešinę. Ką, pravažiavom Pakruojo gatvę, sankryžoj suksime į kairę. Kaip matot, gyvenamos zonos pabaiga šios sankryžos. Pasukę į kairę. Atkreipėm dėmesį, kad pėsčiųjų perėja su kalneliu. Tai
ką, priartėjom prie sankryžos į Liepojos plentą. Turim ženklą šalutinis kelias, todėl atvažiuojančius automobilius iš kairės pusės visus praleidžiam. Ir atkreipkite dėmesį, įvažiavus į sankryžą iš karto yra šviesoforas pėstiesiam. Ir jis sunkiai pastebimas, ypač jeigu dega raudona, nepravažiuokit, nepražiopsokit šitos vietos. Atkreipkite dėmesį į galinį kairės pusės veidrodėlį, važiavęs iš galo policijos automobilis įsijungė švyturėlius. Tai pradėjau lėtinti greitį, kai pamačiau, kad jisai apvažiavo mane ir nulėkė į dešinę. Supratau, kad stabdė ne mane. Sankryžoje suksime į dešinę, į Šiltnamių gatvę. Taip pat labai mėgiama Regitros gatvelė, tiek B, tiek A kategorijai. Čia sutinkam kolegą, kuris parkuojasi su mokinuku lygiai grečiai. Todėl palaukiam, netrukdom, nors kiti automobiliai, miesto autobusas pralėkė labai nesaugiai. Važiuojam gatve, ribojimo čia jokio nėra, bet tikrai nėra saugu važiuoti 50, nors, kaip matot, kiti motociklai bei automobiliai tikrai gan greitai ir nesaugiai lekia. Tai privažiavus prie sankryžos su Kretingos gatve, pavojingas išvažiavimas, toks labai prastas matomumas tiek iš kairės, tiek iš dešinės, tai maksimaliai davažiuokit iki pėsčiųjų perėjos, kad kuo geresnis būtų matomumas. Toliau čia sukant į kairę, važiuokite į antrą eismo juostą. Nors ir ištisinė linija yra pasitrynus ties pėsčiųjų perėją, bet atsiranda vis tiek egzaminuotojų, kurie gali jums užrašyti kritinę klaidą, jei toj sankryžoj išvažiuosit į pirmą eismo juostą. Kretingos gatvėje privažiuojame žiedinę sankryžą. Šioje sankryžoje važiuosim į trečią išvažiavimą, tai į kairę. Važiuojant prieš žiedą praleidžiam automobilius. Išvažiuojant nepamirštam parodyti posūkį. Toliau vėl važiuojame iki Liepojos plento sankryžos, šalutinis kelias, ženklinimas tik į dešinę, turime greitėjimo juostą, galime saugiai išvažiuoti ir pravažiavę ištisinę rikiuojamės į kairę eismo juostą. Toliau persirikiavome dar kartą į kairę eismo juostą, nes už šviesoforo darysim apsisukimą. Apsisukant šitoj vietoj atkreipkite dėmesį, kaip subraižytas pats apsisukimas ir stenkitės nekirsti baltų linijų žymėjimo, nes tai yra sudarytos dirbtinės salos, kad apsisukime įvažinėtų tik vienas automobilis, todėl mums jų kirsti negalima. Pamirštam palikti kelių eismo taisyklės, kad turime važiuoti kuo dešiniau. Įsitikinę, persirikėm į pirmą eismo juostą.
Artėjom prie kelio darbų. Kuo anksčiau pamatote kliūtį, tuo anksčiau ir persirikite į kitą eismo juostą, kad nebūtų po to problemų dėl atvažiuojančių automobilių. Čia pasuksime į dešinę, įsijungiam posūkį, persiunkiam į papildomą eismo juostą, iš kurios galime važiuoti į dešinę. Sukant į dešinę atkreipkite dėmesį yra pėsčiųjų perėja ir sunkiai matosi pėstieji už tų mažų eglučių. Sekančiai sankryžoje suksime į dešinę, sankryža tokia sudėtingesnė, užvažiavimas į įkalnę ir šalutinis kelias. Tai sustot galima ir už pėsčiųjų perėjos, jei reikėtų praleisti iš kairės pusės atvažiuojančius automobilius. Sankryžoje suksime į dešinę, leidžiantis į apačią, pėsčiųjų perėja, taip pat šalutinis kelias. Tai iš kairės pusės atvažiuojančius automobilius reikėtų praleisti. Pats nusileidimas nuo kalniuko, taip pat į dešinę pusę kelias eina, pačioje nusileidime pėsčiųjų perėja. Yra greitėjimo juosta, tai stoti kaip ir nereikia. Išvažiavus paprasčiausiai įsitikinti ir persirikiuoti į kairę eismo juostą. Atkreipkite dėmesį į kelio ženklą, kurį pravažiavom. Čia jau yra 3 eismo juostos, todėl nepamirštam grįžti vėl į dešinę eismo juostą, kaip ir nurodo kelių eismo taisyklės. Didieji autobusai ir mažieji autobusai miesto ribose turi pirmumą išvažiuojant iš sustojimo. Todėl jos irgi nepamirštame praleisti, kad negautumėm kritinės klaidos. Sankryžoje suksime į dešinę. Išsukimas prieš pat degalinę, viena pėsčiųjų perėja, neblogai matoma, sekanti pėsčiųjų perėja, labai sudėtingai matosi pėstieji, ypač iš dešinės pusės. Eglutės jos labai gerai užstoja. Sankryžoje į dešinę, prieš pat sustojimą turim spėti persirikiuoti į kairę eismo juostą. Aišku, įsitikinti, nes nespėjus persirikiuoti prieš autobusų juostą, jūs galėsite važiuoti tik į dešinę, į Studlendo parkingą. Pasivijus lėčiau važiuojančias transporto priemonės egzamino metu nebijokite aplenkti. Tai parodysite, kad galite valdyti motociklą, kaip šiuo atveju. Neviršiant greičio nepavyko sunkvežimio aplenkti, tai įsijungiau posūkį ir grįžau į pirmą eismo juostą. Grįžtame į link Regitros ir rikiuojamės į antrą eismo juostą. Regitros sankryžoje suksime į kairę. Ta pati sankryža, per kurią išvažinėjom, tik šį kartą mums reikės pasukti kairę, praleisti automobilius atvažiuojančius iš priekio. Praleidus automobilį važiuoju į sankryžą ir renkuosi dešinę eismo juostą, nes reikės sukti į Regitrą. Ir taip pat, kad
nereikėtų čia tarp tų ištisinių iš antros juostos makaluotis. Grįžus į regitros kiemą, nepamirštam irgi persirikiuojant iš juostos į juostą aikštelėje rodyti posūkį. Tai šiuo atveju antra eismo juosta laisva, dėl to ją ir važiuoju. Aikštelėje greitis 20, irgi stengiamės neviršyti. Ir parvažiuojame į tą pačią vietą, nuo kurios pradėjom egzaminą.